Ačiū už tokį pristatymą. Aš pratęsiu šiek tiek Vaclavo temą ir tai bus surišta su ta ontologinė Lietuva, pavadinkim, tik vietoje merginos Paryžėje prie Eifelio, aš paimsiu Lietuvą Rūtų sodelėje. Ir pabandysim pažiūrėti, kaip šitam, anot Beresnevičiaus labai gražiai įvardinusio, kad mes iš tikrųjų gyvenam lūžtančių daiktų pasaulyje. Visi tie daiktai, kuriuos mes vartotojiškai visuomeniai įpratus nuolat keisti, lūžta ir labai greitai, bet įdomiausia tai, kad per paskutinį šimtmetį ta Lietuva Rūtų darželėje patyrė mažiausiai 3 lūžio taškus. Vienas galbūt toksai didžiausias buvo visiškai neseniai, tai Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas 90-ais. Tai yra, mes iš vienos erdvės, iš vieno lūžio taško išėjome į kitą ir 2004-ais savotiškai Lietuvos kaip irgi nebeliko, jeigu pasižiūrėsime, kaip į savarankiško juridinio kažkokio tai vieneto, nes įsijungiam į naują valstybę. Ir kokybiškai kiekvienas tas lūžio taškas atsispindi. Atsispindi informaciniai kažkokioje tai erdvėje, atsispindi mentalitete, mąstyme kiekviename iš mūsų ir tapatume. Ir ką aš padariau šiek tiek, tai aš praplečiau visą šitą erdvę ir pabandysiu paskutinius 2000 metų tų lūžio taškų labai greitai sutalpinti ir pabandyti atrasti galbūt kažkokią tai išvestinės. Ir pradėsiu aš iš tikrųjų nuo sienų. Pavyzdžiui, jeigu pasakau sieną tarp Lietuvos ir Baltarusijos. Iš tikrųjų, sienos tai nėra. Bet jinai yra. Siena tarp ES ir Rusijos, plačiau jeigu pasižiūrėsim. Siena tarp Europos ir Afrikos. Jeigu mes pasižiūrėsime tų sienų savo gyvenime, mes turim begalybę. Ir yra, kaip pasakyti, tabu, yra kažkokie tai dalykai, kurie tas sienas apibrėžia. Ir aš pirmiausiai, ką nutariau, būdamas Londone, šalia universiteto Britų biblioteka buvo, 20 minučių pėsčiom eiti. Tai aš ten labai daug laiko pritaikydamas, įskaitant programėlės, kurias rašydavau AI, Artificial Intelligence, ir visą kitą panaudojau būtent ontologiniams, semantiniams, visokiems įvairiausiams matematiniams tyrimams ir pasižiūrėjau, kad remiantis jais mes atrandam įdomų dalyką. Mes visi švenčiam 1000-metį. Ir lygtai už 1000-mečio juodoji kosminė skylė stovi pas mus. Bet iš tikrųjų nieko panašaus. Yra tik tai 2 dalykai iškreipia istoriją. Religija ir politika. Šios 2 dalykus atmetus, religiją ir politiką, mes gaunam istorinę tiesę, kurioje yra tik tai skaičiai ir kažkokie tai įvykiai, kokybiniai lūžiai. Ir kažkaip tai kažkokiu tai būdu būtent politika ir religija uzurpavus istoriją iš normalaus mokslo, jinai jai verčia daugiau beletristinių ir kažkas tai panašaus. Tai šiuo atveju, kadangi aš dirbau su matematika, tai šitą beletristiką atmesdamas, aš keletą tokių vaizdinių, galbūt pakankamai stiprių ir parodysiu iš tam tikrų laikmečių. Ir pradėsiu aš nuo romėnų veikalo, Romos imperinė knyga, kuri buvo sudaryta apie 370 metus po Kristaus 405. Ir yra labai tikslus žemėlapis, naudotas ir, kaip jau minėjau, ekonomikai, ūkiniams tikslams. Iškart už Germanijos, tik pasibaigus jai, mes matom sarmatai. Taip ir rašosi, kaip girdit, sarmatai. Tarėsi tiksliau. Sarmatai, sarmatarum, sarmatų žemė. Ir kodėl tai yra įdomu? Todėl, kad mes peržengiam 1000-metį. Kaip jūs matėte, skaičius yra 370-405 metai. Kitas skaičius tai yra 1 amžius po Kristaus, Aleksandrija, Egipte, kur toks garsus mokslininkas Klaudijus Ptolemėjus sugalvojo, kad reikia nubraižyti koordinačių sistemą, kurią mes šiai dienai visi sėkmingai naudojam geografiją ir visur kitur. Patalpindamas tam tikrose koordinatėse, štai tą koordinačių sistemą, valstybės pavadinimus. Ir toj vietoj, kur yra modernioji Lietuva, senoji Lietuvos didžioji kunigaikštystė, mes randam kitą pavadinimą, kuris vadinasi Sarmatija Europinė. Šičia yra, kadangi jo koordinačių sistema yra nepaprastai tiksli, tai jinai buvo naudojama visur nuo 1 amžiaus iki pat 18 amžiaus. Beveik be didelių pokyčių, išskaitant kontūrus geografinius.
Bet savokos geografinės tai yra paskutinius beveik 2000 mečius, ne kito. Ir čia, kur yra Nemunas, mes randame senąjį jo pavadinimą, jokio Nemuno nebuvo iki tam tikro laikmečio, tai buvo Chrono upė. Taip, ta pati garsioji Chrono upė. Čia yra kaip tik pavadinimas Chronos. Nemunas kaip pavadinimas atsiranda tik apie 11-12 amžius. Nebuvo ir Dauguvos, buvo Rubono upė. Ir jeigu jūs paimsite Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapius, įleistus Radvilų, kitų garsių žmonių, jūs pamatysit, kad šalia Nemuno yra parašyta Chronos. Šalia Dauguvos yra parašyta Rubonas, Ribos upė. Ir įdomiausia tai, kad Klaudijus Ptolemėjus paminėjo dvi keistas iš daugiau nei 65 gyvenusių tuo metu Sarmatijoje gentis. Tai yra Galindus. Tai aš parodysiu, man atrodo, kažkur tai. Neiškėliau. Tai yra Galindus ir Suduvis, Sudinai. Ir jie gyvena būtent ten, kur ir šiai dienai gyvena Suduviai ir kur visiškai neseniai kryžiuočių karinės krikščionybės ekspansijos plėtros pasiekojo sunaikinti Galindai apie 12-13 amžių. Yra kitas dalykas, kad tai yra dvi Sarmatijos. Yra viena europinė, Sarmatija Europėja, kuri prasideda nuo Vislos upės ir baigėsi Dono upė. Maždaug. Nuo Dono upės prasideda Sarmatija Zynė. Ir visi istorikai iki pačiai dienai tas dvi istorinės savokos maišom. Sarmatija Zynė su Sarmatija Europinė. Ten, kur Sarmatija Europinė, yra ir graikiškas žodis bazilici, baziliai graikiškai. Tai yra karališkoji Sarmatija. Taip, ką jūs matėte, kartografijai buvo vaizduojama paskutinius 2000 mečius, grubiai. Jeigu aš nupaišau neteisingą žemėlapį, žemėlapis egzistuoja ilgiausiai metus, 2 metus. Bet jeigu žemėlapiai egzistuoja daugiau negu 1700 metų, jie patvirtina tam tikrą istoriškumą ir galimai erdvę, kuri, jeigu seksim istorinius šaltinius, savotiškai atsispindi jos kendimas, grimzdimas. Čia yra 17 amžiaus, 16, 18 amžiais. Labai dažnai, kad Baltų jūra tai yra ir Sarmatų, ir Gotų jūra. Ir šitoje erdvėje, kurioj yra ta vadinamoji, pavadinkim, Sarmatija, yra šiai dienai išsiusti Europos, kaip tik irgi sąjungai yra genomos projektas, tam tikras daromas. Čia yra genomo žemėlapis prieš 2000 mečius. Iš archeologinių, būtent Algirdas profesorius girininkas šitos duomenys pateikinėja. Tai jeigu jūs pasižiūrėsite R1A ir R1B genomą, kur 50%, maždaug 40% lietuvių šiai dienai turi R1A genomą, kitas dalis turi N genomą. N genomai priklauso Suomijai, pagrinde Suomijai, Estai. Tai yra senoji vietinė gyventojų sluoksnis. O žemdirbiams atėjusiems į medžiotojų Suomių priklauso R1A genomą. Ir ji bendra baltams, slavams, mikėnų graikams, makedoniečiams. Ir jeigu jūs uždėsit tą patį Sarmatijos, Europinės Sarmatijos azijinės žemėlapius, jūs pamatysit, kad tai yra homogeninė, tiesiog vienalytė erdvė. Ir jeigu aš čia tokius 2 sudėtingus matematinius žodžius turiu, tai stebėdami visą šitą geografinę erdvę, šią geografinę erdvę, tai topologinės yra erdvės, statistiniai tokie duomenys, topologinis izomorfizmas. Tai mes pamatysime, kad uždėjus LDK žemėlapius, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, mes gaunam tą pačią erdvę. Kintančią, tik tai laužio taškais, kurie buvo religija ir politika, tai šiuo atveju romėniškai plečiantis į šią žemės iš Romos, tai yra katalikybei, tai pavadinkim savotiškai, ir bizantiškai, tai yra pravoslavybei į šią žemės, šita erdvė buvo suskaldyta į begalę mažų erdvelių,
kurios tarpusavį konfliktuodamos buvo priežastim ne vieno karo, įskaitant pasaulinio, jeigu mes pasižiūrėsime. Pats antras pasaulinis, pats pirmas pasaulinis karas prasidėjo būtent šitose erdvėse. Ir čia, jeigu pasižiūrėsite, atitinka Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemės. Visa šita erdvė. O čia yra 19 tiesiog amžiaus Europą su tam tikrais geopolitiniais lūžio taškais. Ir pirma erdvė pradžiai suskaldyta ir padalinta tai buvo katalikiškos, tai pavadinkim, romėniškosios krikščionybės ir ortodoksiškos. Ir šitas konfliktas įėjęs į šitą erdvę nesibaigia iki pat 21 amžiaus. Jeigu dabar pasižiūrėsim tą pačią Ukrainos, Gruzijos, Armenijos, kurios priklausė Azijiniai Sarmatijai, kaip erdvėjai kažkokiai tai geopolitiniai. Mes matome vėl galimus potencialius konfliktus netolimoj ateityje. Ir jeigu mes sugebėtumėm atrasti taškus, kurie mus jungia praeitį, jeigu mes sugebėtumėm atrasti taškus, kurie mus jungia dabartį, ir apibrėžti taškus, kurie mus jungia ateity, tai galimybė, kad konfliktai kariniai, tapę ne vieno pasaulinio karo priežastim šitoje erdvėje, galimai būtų pašalinti. Ir todėl aš čia pavaizdavau žemėlapį, kuris taip geopolitiškai labai lengvai gali būti integruota į šitą erdvę per tam tikrus istorinius taškus, kultūrinius taškus, įskaitant ir Rusiją, gali būti integruota į visą šitą erdvę, kurioje mes esam. Bet raktas yra, kaip aš minėjau, ta istorinė praeitis, Sarmatija europinė. Kita dalis galbūt yra tai, kad etimologiškai, jeigu mes pasižiūrėsim į pačią savoką, Sarmatija, katalikiška, krikščioniška, ta klasikinė, pavadinkime, kultūra, įskaitant romėniškoji, tai yra patristinė, tai yra vyriška kultūra. Tai yra vyriško centriška, jeigu pasižiūrėsim. Ir jeigu jūs paimsite paprasčiausią dalyką, pasižiūrėsit, kaip vaikai žaidžia smėlio dėžėje. Atlikit tą bandymą prie darželio. Ir jūs pamatysit, berniukai stato pilis, jas griauna, prisimėto savo smėlio ir bėga pas mergaičių, kuries iš jų daro pyragėlius ir augina vaikus. Ir jūs matot šitoje erdvėje tą patį. Jokio skirtumo paskutinį 1000-metį. Todėl šitoje erdvėje, kurioje moteris Paryžiai, moteris rūtų darželiai, skaitant mūsų pačią ponę prezidentę ir vokiškąją prezidentę ir visus kitus, mes, mano supratimu, turim padaryti susitelkę ateitį lūžį, kur iš vyriškos visuomenės, kuri sudaro šiai dienai politikoje ir visur, tai pavadinkime, būtent karinių konfliktų pasekoj, tas lūžis turi būti perkeltas ant moterų. Aš kalbu apie įstatymų leidžiamąją ir kontrolės, aš ne apie vyriausybę, pats lietuviškas žodis vyriausybė jau už save atsako, kas ją sudaro. O kas Seimą sudaro, pats lietuviškas žodis irgi atsako, tai šeima savotiška. Tai šeimoje turi vyrauti, ne vyrauti, o moteriauti. Moteris, o vyriausybei vyrai. Todėl šitai erdvėjai mes turime galimai gimstančią tam tikrą, kaip Marija Gimbutienė aprašinėjo, tai yra moteriška kultūra. Matristinė. Sarmatiška yra moteriška kultūra. Visose istoriniuose šaltinėse graikai, romėnai juokas, kad tai yra moterų valdomi vyrai. Ir miestai šiai dienai tų lūžtančių daiktų tikroviai nužudo vyrus ir palieka gyvas moteris. Todėl vyrai stengiasi miestuose būti panašus į moteris. Tai šitą Sarmatija neša savyje informaciją visose kalbose, reiškia senosiose, persų, sanskrito, prūsų, toj pačioje lietuvių, yra su vyresnybė, su taryba surištas žodis. O matė yra motina. Visose kalbose taip pat. Todėl savotiškai mes stovime prie galimai naujos civilizacijos, kur mano supratimu pats civilizacijos konceptas, kuriai šiai dienai dažniausiai atitinka biurokratinį aparatą,
susidedanti iš kažkokios raštijos, iš bažnytinių kažkokių tai ar kitokių hierarchinių struktūrų vyriausybinių, mano supratimu taip pat turėtų būti perkeistas į sąmoningų asmenų bendruomenę, kurianti dalybų principų valstybę. Tai savotiškai žvilgsnis į ateitį ir kadangi aš taip stengiausi trumpai, tai mano tiesiog nuomonė, mes stojame prie lūžio, kuriame vyrai praranda didžiąją dalį pozicijų, stojame prie lūžio, kur moteris įgauna didžiąją dalį jėgos galios vietų visuomenės valdymui ir iš to patristinio pasaulio kūrėjo modelio mes pereinam prie moteriškojo. Lėtai. Ir Lietuva visa šita erdvė tampa didžiuoju eksperimentu, taip pavadinkim, kuriame tas vyriškumas mirštantis miestuose užleis vietą šeimai, moteriškumui gimstančiam šito erdvėje, atgimstančiam, jeigu taip pasakysim, iš istorinės perspektyvos. Ir aš galiu dar pabandyti į porą trejetą klausimų atsakyti. Man tai leido padaryti. Paklausiau. Tai 2-3 klausimus, jeigu turite, aš atsakau ir pabaigiu tada. Prašau. Todėl, kad jeigu jūs su kirviu dirbtumėt, laiko neturėtumėt, tokių klausimų reikėtų šeimą išlaikyti. Ir tada vyriška jėga, jeigu žiūrėsime paprastai, Y ir X, tai yra genas, taip pasakykim, chromosomų tam lygiai atsakinga už vyrišką ir moterišką pradą. Y yra moterims reikalingas ir išleistas jų, ne priešingai. Ne X iš Y, bet ne Y, o Y iš X. Tai vyras yra išleistas tam, kad parneštų pokyčius moteriai. Apie pokyčius tikrovėje. Mūsų laisva genoma 95%, jų X užpildytas 95%. Vadinasi, vyras atitrūkęs nuo gamtos nebeparneša tos informacijos ir jis niekam nebereikalingas. Ne, yra įdomiausia tai, kad jeigu pasižiūrėsime, moteris, mano supratimu, šiai dienai nustojo bobiškėti ir tampa to, ko jos yra. Tai čia grinai genetiniai dalykai ir jie atsispindi tame, kad Y mieste nebesugeba parnešti tos informacijos ir mes automatiškai 100 maždaug tūkstančio metų kaip mutacija moteriško geno nebūsim visiškai nebereikalingi. Taip. Taip, kita dalis, visuomeniai pati didžiausia vertė esat jūs. Jūs. Bet tai yra viena priežastis, kodėl jūs čia esat. Ir ta priežastis yra tavo mama ir tėtis. Tavo mama ir tėtis. Tai yra didžiausia, ką žmonija sukuria, yra vaikai. Visa kita yra reliatyvi vertybė. Visa kita yra pajungta, kad tai atsirastų ir gyventų. Ir todėl, kai sistemos pradeda tarnauti nebe šeimai, o priešingai tampa šeimos išnaudotojomis, prasideda milžiniški ideologiniai, filosofiniai, technologiniai ir kiti pokyčiai. Būtent dėl šitų dalykų. Ar atsakiau maždaug? O dar kartą pakartokit. Ir pabaigsiu. Ir dabar, jeigu moteris išeina su 2 Kalašnikovo automatais, tai yra nepilnavertiška dažniausiai moteris, kuri bando įsiterpti į vyrų pasaulį, kopijuodama vyrus. Tikra moteris turi ateiti su 2 vaikais ant rankų.